Nu ką, sveiki gyvi, šiandien trumpas video. Šįmet susilaukiau kelių klausimų. Pernai nesusilaukiau, susilaukiau užpernai. Man atrodo, kai buvo žiemos sezonas, kaip tu pragyveni, sako, žiemos sezoną dirbdamas kėbulų darbus. Nu, dirbant kėbulų darbus, ypač šaltąjį sezoną, labai sunku pragyventi, nebent atsiranda toks žmogus, kuriem giliai vienodai, daryk, aš moku, man nesvarbu. Bet kame yra problema, sakykime, dar ruošimui kaip ruošimui, bet šaltuoju periodu pasiskaičiavau, kad man visi dažymai ypač apsimoka nuo 0 laipsnių ir į pliusą. Už kiekvieno minus 2 laipsnius dažymo ruošimo kaštai apytiksliai pakyla valandai nuo 10 iki 30 eurų. Tai 10 eurų praktiškai tik už ruošimą, o jeigu dažymas kas, tai bus jau ir 30 eurų už valandą. Tai prašau, standartiniai tam tikri darbai gali kainą įsipūst, net ant smulkių ypač darbų gali užsidėti kokią 200-300, tai dažniausiai nieks nenori to mokėti, nes jeigu atvažiavai su 2 dalim, o tau reikia dasimest tiek pinigų, kiek dar 2 dalys kainuos, tai nieks faktas nenori remontuotis. Ką darau tokiu periodu? Vienas variantas, ilsiuosi ir nedarau nieko, tai būna labai retai. O ką čia padarysi, su gamta nepakovosi? Tai ką, tokiu metu aš dažniausiai užsimu tik ruošimais, jeigu matau neilgoj perspektyvoj, kad prisikaupsiu kažkiek dalių ir paskui, atitinkamai kelias dienas, savaitę dažinėsiu ir viską taip išsimėtysiu. Sekantis dalykas, prieš šalčius ateinančius tengiuosi kiek įmanoma susidažyti daugiau ir paskui užsimu rinkimais, kai tuo tarpu šiuo atveju, pavyzdžiui, labai daug simako apsirinkau. Aišku, dabar simakas biskį išvarytas, tai reikės kelis pataisymus daryti, vieną pataisyminį dažymą. Tai va, tokių, sakykime, stengiuosi rinkti arba ruošti. Kitas variantas, kadangi šitą suprantu, tai stengiuosi, pavyzdžiui, pažįstami, žinau, kurie, sakykime, jau techai apie žiemą arba panašiai, arba tiesiog priklauso servisą atlikti, atvaro būtent žiemos sezonu, ten tepalų keitimas, visokie diskai, panašiai. Tai va, šitas Lexusas, kur atvažiavęs pažįstamų, jį reikia techui paruošti, pats pažįstamas į užsienį išvažiavo, gal net. Ir pats turėsiu pravaryti. Tai ką, pakeičiau tepalus, reikia sudėti plasmases, Lexuso ksenono blokas buvo nusprogęs, tą pakeičiau, anos, kur visi tepalų filtrai. Pirmas iki sužinojau, kad šitam Lexuse kuro filtras yra kurgi, ogi bake. Ir ganėtinai šiktas reikalas pakeist, bet iškrapščiau. Aišku, kaip tyčia kuro bakas beveik pilnas benzinų, tai tą ištraukiau tą vadinamą ampulę, siurbliuko ampulę, stiklainį, įvairiai čia vadinam, tą visą plasmasinį flanšą, ir tame flanše įsimontuoja kuro filtras. Tai pakeičiau, pagal Lexusą tai 100 000 galima daugiau bus, dabar dar 100 000 nekeist, tai turbūt čia, kažkai ir keista, turbūt lifetime'as kiek įdėta, tai pakeičiau, jau gal da gyvens, kiek mašina gyvuo. Sekantis dalykas, ką dar, tai užsiėmiau išmetimo būklė ganėtinai prasta. Šitą patys bakeliai pusė Velnių sakė, jaučia keisti lenkiški, bet lenkiškas X-Pipe System, čia X-o sistema, su vienu suvedimu į vidų ir paskui vėl splitinimuose, šitą kainuoja apie 500 eurų. Tai pažiūrėjau, sako, gal 2, gal 4 metus eksploatuoju šitą mašiną, tai pažiūrėjau, kad tas bakelis dar gyvas, šitas bakelis yra ten va toks nedidelis įplyšimas, tai kažkuo užvirinsiu, pagrindė nupuvę vamzdžiai ir nuo išsišakojimo, čia dar vamzdis gyvas, tai bandysiu padaryti kažką tokio,
ką dar 2-4 metus susieksploatuos. Tai va, tokia esmė, kad šaltuoju periodu stengiamės mes organizuotis kitaip darbus. Pradžioj, pirmus metus, kai pradėjau šitą veiklą, buvo tikrai sunku, nes nesugebėjau gerai išsiskaičiuoti darbų. Dabar kol kas yra viskas neblogai, išskyrus tai, kad jeigu dar nusimatau, sakykime, kad bus arti mėnesio toks šaltasis periodas, tai nežinau, kaip su darbų bus išdėstymų, nes vienas yra prašęs pakeisti sankabą mašinai. Bet bėda, kad variklį šonu reikia pasileisti variklį, pasikabyti, tėvos nedėžę įsilupti, dar 4 varomi, reikia kardaną atjungti ir panašiai. Ir padaręs esu duobėj, nesikį tokį variantą, bet nesinori daryti ant šitos duobės, ant keltuvo patogiau, o laukia vėlgi šalta, keltuvų negaliu naudotis, tai nežinau. Nebent jau ekstra bus su darbais neis, tai tada tokiu atveju bandysiu kažką galvoti, o dabar tiesiog va šiandien einu virinti išmetimą, ruošim technikiniai automobilį. Šiam video tiek, dėkui ir iki.